Sveiki, aš esu Bernardas, čia šalia manęs sėdi Ronaldas Merkliopas arba kitaip Iron Man, ne Iron Man, Iron Romeo, taip reikėtų tave pristatyti. Susirinkom čia tam, kad pristatytume jums projektą Geležinė Klaipėda. Kas tai per dalykas, plačiau truputėlį netrukus papasakos ir pats Ronaldas. Aš tokią kaip pristatymą padarysiu trumpą. Trumpai vienu sakiniu, jeigu reikėtų pasakyti, kas yra Geležinė Klaipėda, tai yra projektas skirtas žmogui, kuris nori jaustis stiprus, laisvas ir nepažeidžiamas savo gimtajame, arba nebūtinai gimtajame, tiesiog šiuo metu gyvenamame mieste. Tikslas šio projekto yra, kad pajūris taptų vieta, kur galima ne tik ilsėtis, bet ir išmokti vėl atsistoti ant kojų tvirtai po pačių didžiausių savo gyvenimo sunkumų. Na ir pagrindinis planas, toksai jau realiai apčiuopiamas dalykas, ko šitas projektas siekia, tai yra Melnragėje bei Giruliuose sukurti šiuolaikiškas sporto erdves, kuriuose kiekvienas galėtų tiek kūną savo stiprinti, tiek ir ugdyti valią. Judėjimo simboliu tokiu savotišku taps Liepos 6-osios žygis. Jo metu Ronaldas žada įveikti 325 km nuo Vilniaus iki Palangos tilto. Kaip suprantu, tu ir dviračių įveikinėsi, ir plauksi, ir tiesiog ir bėgsi dar. Tai va, toks sudėtingas labai žygis. Jisai Liepos 6, savaime suprantama, vyks. Iššūkis bus toks įrodymas, kad žmogaus dvasia gali ištverti bet kokį silpnumą, jeigu tik tai turi aiškų tikslą ir jeigu tvirtą stuburą turi. Taip, projektas kaip ir siekia mokyti, kaip po asmeninių nesėkmių, ligų vėl susirinkti save iš naujo, tapti dar stipresniam nei buvai iki tol. Ir tikimasi suburti verslininkus, sportininkus, tiesiog eilinius klaipėdiečius, kurie kartu norėtų paversti šitą miestą pavyzdžiu visai šaliai. Ar gal net ir šiek tiek daugiau negu šaliai, gal net ir užsieniečiams, kai kuriems galėtų jisai tapti. Tai yra savotiškas kvietimas nebebūti tik tai stebėtojų savo gyvenime, tapti tikrų savo likimo šeimininku stiprioje, laisvoje bendruomenėje. Tai va, tai yra taip, jeigu trumpai Geležinė Klaipėda. Ir dabar į tave, Ronaldai, kreipiuosi kaip į sumanytoją viso šito projekto, jeigu teisingai suprantu, čia yra tavo idėja, tavo kūryba, bet gal šiek tiek, kad būtų aiškiau, tai kas tu esi, kas tas Ronaldas Merkliopas ir kas tas Iron Romeo? Žiūrėkit, viskas labai paprasta. Ronaldas yra žmogus, kuris 10 metų buvo šešėlyje, kuris klupo, darė klaidas, bet vieną dieną nusprendė, kad gana ir tai tiesiog yra Vilnietis, kuris atkeliavo į Klaipėdą ir kuris žino, ką reiškia būti pačiame dugne. Iron Romeo tai nėra pseudonimas, tai yra būsena dabar, tai yra tas vidinis variklis, kuris neleidžia man pasiduoti. Geležis, Iron šiame kontekste yra tvirtas stuburas ir ištvermė, o Romeo tai reiškia, kad aš viską darau ne vedinas pykčio, bet dėl žmonių, kurie man yra brangus. Tai dėl savo moters, dėl savo miesto ir dėl savo teisybės. Ronaldas suklysta, bet Iron Romeo visada atsikelia. Geras. Tu netgi tokį esi manifestą visą parašęs visam šitam projektui, sukūręs tokį įspūdingą ir aš kai skaičiau jį, tenai mini, kad Klaipėda turėtų tapti ištvermės meka. Kodėl negali būti tiesiog Klaipėda skirta poilsiui, kurortas eilinis? Labai geras klausimas. Tai Palangoje žmonės guli paplūdimy, geria alų ir bando pamiršti savo problemas. Bet tai vadinama poilsiu, bet tai nepadeda susirinkti savęs. Aš noriu, kad Klaipėda taptų vieta, kur žmonės atvažiuoja tapti stipresniais. Ir kai tau sunku, kai tavo gyvenimas griūva, tau neužtenka gulinėti. Tau reikia pajusti, kad tavo kūnas gali bėgti, plaukti ir kovoti prieš vėją, susigrąžinti save. Reiškia per fizinį krūvį pajusti, kad tu esi daug stipresnis už bet kokią problemą gyvenime, darbe ar teisme, ar kur tai bebūtų. Mes čia statysim vietą ne miegantiems, bet norintiems tapti stipresniais.
Tame manifeste, apskritai, kai tu kalbėjai apie projektą, šitą nekartą esi paminėjęs ir tokią frazę geležinis stuburas. Tai kas tas geležinis stuburas, gal gali plačiau šiek tiek paaiškinti? Geležinis stuburas tai yra viena, bet visa tai dar apjungia sportą kaip tą discipliną. Tai sportas čia yra tik tai treniruotė. Tikrasis geležinis stuburas yra tada, kai žmogus turi savo nuomonę ir kai jo negalima nupirkti ir įbauginti. Žinot, ko tie visi verslininkai kabinetuose bijo labiausiai? Jie bijo žmogaus, kuris nebijo jų taisyklių. Jie pripratę, kad visi lankstysis, tylės ir darys, kaip jiems liepiama. Bet kai tu atsitiesi ir kai tu pasakai, kad aš gyvensiu pagal savo dorumą, o ne pagal jūsų popierius, jie pasimeta. Tai yra tikrasis stuburas, kai tu turi savo žodį ir savo tiesą. Toks kovotojas. Toks kovotojas, jo. Už viską. Gerai, dar vienas klausimas. Nepaslaptis, kad pernai esi turėjęs tokį incidentą, kai grasinai vienam verslininkui. Tu pats sakai, kad yra žmonių, kurie tave vadina nenuspėjamu. Dar užsimeni apie uždarimą Rokiškyje. Čia, kaip suprantu, turi omeny gydymo įstaigą turbūt, ar ne? Taip, psichiatrinė ligoninė. Aha. Tau, kaip suprantu, šita spaudos konferencija yra labai svarbi dar ir dėl šitų dalykų. Ar galėtum šiek tiek plačiau pakomentuoti, kaip, kodėl? Tai gana sunki tema. Taip, pernai aš pasielgiau aštriai, pasakiau žodžius, už kuriuos man tenka dabar atsakyti teisme, bet aš neieškau pasiteisinimų. Tiesiog mano saugikliai tuo metu net laikė to spaudimo, kuris buvo daromas. Ir aš tik noriu pasakyti, kad visi mes esam žmonės ir visi perkaistam ir visi darom klaidas. Jei mane nori uždaryti į Rokiškio psichiatrinę ligoninę ar bet kokią kitą psichiatrinę ligoninę, kad aš nutilčiau, tai tegul bando, bet šita spaudos konferencija yra tvirtas įrodymas, kad aš nesislapstau po lovą, aš nebijau. Jie tikėjosi, kad aš sėdėsiu kampe ir drebėsiu, tai jie suklydo. Tai nėra mano atsakas į jų puolimą. Jie tai aš vadinu struktūrą, bet tai nėra mano atsakas į jų puolimą, tai yra mano būdas pasakyti, kad aš statau naują gyvenimą ir jokie teisminiai stalčiukai manęs nesulaikys. Esi tvirtai pasiryžęs. Taip, apie Liepos 6-osios tą visą žygį dar šiek tiek. Vilnius, Klaipėda, Palanga, 325 km. Esi pavadinęs šitą iššūkį savo karūnavimu. Kodėl pasirinkai startuoti būtent Vilniuje ir finišuoti plaukimu prie Palangos tilto? Kodėl negalėjo būti, pavyzdžiui, atvirkščiai nuo Palangos tilto iki Vilniaus? Tai viskas labai paprasta. Vilnius yra ten, kur gimsta popieriai, taisyklės ir biurokratija. Visą tai aš vadinu struktūrą. Aš noriu parodyti, kad galima paimti gyvenimą iš struktūros rankų ir savo jėgomis atgabenti čia į savo žemę prie jūros. O finišas plaukimas Baltijos jūroje prie Palangos tiltų, žinot, vanduo nuplauna viską, visas Vilniaus dulkes, visus teismų purvus ir visas įtampas. Kai aš išlipsiu prie Palangos tilto, tai aš būsiu visai kitas žmogus. Tai nebus karūnavimas tiesioginė žodžio prasme, tai bus apsivalymas. Grįžimas prie to, kas tikra, prie vėjo, prie druskos ir prie savo žemės. Tai mano būdas pasakyti, aš grįžau ir dabar aš esu laisvas. Paskutinis jau turbūt klausimas, kas nutiktų šitam projektui visam geležiniai Klaipėdai, jeigu, kaip pats sakai, arba atsidurtum ligoninėje, arba tiesiog šiaip kažkas tau nutiktų, ar turi tas visas geležinis stuburas, kaip tu jį vadini, tęstinumą be tavęs paties? Jo, čia toks sudėtingas klausimas, bet aš šiek tiek pasižymėjau, kaip jį atsakyti. Tai galit užrakinti žmogų, bet negalit užrakinti idėjos. Jei struktūra nuspręs mane išsiųsti į Rokiškį, tai bus tik dar vienas įrodymas, kad jie bijo tiesos ir bijo žmonių, kurie stovi tiesiai. Bet ar projektas sustos? Tikrai ne.
geležinis stuburas tai ne Ronaldas, tai kiekvienas iš jūsų, kam atsibodo būti sistemos raiteliu. Klaipėda visada buvo stiprių žmonių miestas ir atėjo laikas tai įrodyti. Tai ką man belieka palinkėti sėkmės tau, ačiū labai. Tik tai priminsiu, kad čia buvo Ronaldas Merklopas arba tiesiog Iron Romeo. Atsiprašau, Merkliopas, taip reikės. Taip. Ir sėkmės tau, sėkmės visiems, kas prisijungs prie šito projekto. Nežinau, gal bus norinčių dar įveikti šitą distanciją, tokį rimtą iššūkį. Manau, kad bus. Manau, kad bus ir linkiu sėkmės visiems, kurie ateis čia dalyvauti ir kurie stebės nuo savo patogių sofų. Ačiū. Ačiū.